Turim šiandien mano lietuvišką M3 garažą. Labai paprastas ir standartinis variantas. 2 litrai M47 120 kW iš gamyklos, atsukta apie 100 šiam, realybėj gal 90. Ir dujos. Ir situacija šiandien labai paprasta. Aš kadangi kaip tikras... Tikra beždžionė. Gerai, su jais. Technikinė baigėsi jau už savaitės ir kad ją prasėti yra labai daug darbų. Pas mus šviečia korneriai, negalima. Numeriai, negalima. Dar turim pasikelt koilus, nes irgi per žemai bent jau gale, tai negalima. Skydelis įdėtas nuo anglo 3.5. Negalima, reikia bent jau prikoduoti, nes su rida ir vinkodo dalykai nesueina. O pagrinde, kame yra didžiausia bėda, kad galinė važiuoklė yra labai smarkiai pavargus. Yra virintas reduktorius. Tai galvojau dėtis tiesiog šakės, net nepresuot silentų, pasikeisti visas naujom, bet kilo biški kitokia idėja. Turim čia tokį reikalą. Lenkiškas poliuretanas. Susidėsim pilną poligalinę važiuoklę. Šiaip jau turim pilną komplektuką. Gerai. O jeigu grąžint reikės. Jo, šiaip užsisakiau tai, ką turėjo Intercarsas tiesiog, tai pilnas galo komplektas. Pabandysim per savaitgalį susidėti, pakeisim kartu reduktorių į Openą. Šiaip nusipirkau reduktorių, bet net nežiūrėjau, ar ten Openas ar ne. Tai va, turiu ir kitą reduktorių, Openą, kuris gal kažkiek ir stringa. Jis per naktį pastovėjo ir užsivirino. Šiaip jis biški stringa. Nu, bet tiesiog jis yra nuo automato, 3.15 perdavimų, dar trumpesnis. Tai man iš esmės tiesiog reikia technikiniai, kad praeit. Tada, kodėl su 2 litrų dizeliu važinėjam su virintų reduktorium? O nes, bet todėl. Dar reikės kažką su katalizatorium galvoti, nes jo irgi aišku nėra, nes dizelis kai kam tiesus vamzdis, kriaukiam, dūminam. Variklis irgi pavargęs ir mes vis tiek bandysim dar kažkaip praeiti tą technikinę savo eigą. Turim labai didelę krūvą detalių, atsirūšiavom polį, tai tilto, šakių, čia nežinom, ten irgi nežinom, spėjom, kad reduktoriaus, bet iš eigos pasižiūrėsim. Tada irgi pasėmiau, reikės spiruoklio atraminius čia, kaip ir apatinius sudėti, nes dabar išimti, tiesiog koilus biškiai atvirkščiai įdėjau praeitą kartą, tai dabar tvarkysim. Rankinio kaladėlės, rankinio spiruoklės, trosai, žodžiu, visa sistema nauja bus. Diskų dar nereikia, nes tikrai geri ir brangus sudėti ir dar pilnai veikia. Čia vaizdas toks, išsimsim visą traversą. Tada pasidarysim viską, kartu pakeisim reduktorių jau ant 100 traverso. Kas patogu, kad rankinių trosus tiesiog galėsim atsipjaut, nereikės čia žaisti jų išiminėt. Va dabar galvoju, stabilizatoriaus traukių neturiu ir kodėlgi jų nesusimės naujų. O čia tokie reikalai, koilai aišku, bomžiniai, bludžonai, bet kol kas puikiai veikia, tik reiktų įsistatyti kaip priklauso. Ir turbūt, kad tiek žinių pradedam ardytis. Per šiandien labai tikimės išsimt traversą, o rytoj jau pradėt kažką viską ardyti. Dar aišku, jeigu atsuks. Didžiausia problema E90 tai šitie varžtai ir ypatingai šitie, kadangi yra labai ilgas varžtas ir jie mėgsta užpūt.
Ir ką jau išsiėmė visas traversas galinis, tokį ir ardysimės po truputuką. Dar gali vis tiek būt, kad reikės ir varžtų naujų dasipirkti, nes šitie tiltai mėgsta tiesiog užpūt. Ir kas stebėtino, tai kad dar tik be 4.8. Visai čia greitai susisukom. Aišku gerai, greitesnis startas, daugiau gal spėsim pasidaryti ir anksčiau. O čia vaizdas toks, palikom amortizatorius kabėt, bus paprasčiau rimauti jos taip pat. Kėbulas pats nėra labai jau baisus, aišku turi tų minimalių rudelių, bet nėra tragedija. Čia tiesiog užsispaudžiau, kad skysti stabdžiai nebėgtų iš visų vamzdukų. Čia ant traversų kurėjo, tai reikės tam pasikeisti po to. Čia dar taurelė liko. Gal po to su plaktuku. Ir jau turbūt pradedam ardytis visą traversą, atsisukinėti varžtus, susižiūrėsim, kurių reikės naujų, kurių ne. Patį traversą gal kažkiek irgi apsišveisim, pagražinsim. Ir po truputį pradėsim. Svarbu pusių nesupainioti. Nes mes galim ir supainioti. Kairė, dešinė. Jo, reikia nesupainioti. Čia labiau bus ne pagražinimas traverso, prevencija ateičiai. Jo, iš esmės. Senė! Žemė mėnulį. Jo, tik dar ko nepagalvojau, neužsisakiau irgi poliuretano stabilizatoriaus gumų. Jos ateis už 2 dienų, tai tiesiog pabandysim prasimankštintos varžtus, jeigu jie nenulūš. Ir po to ten nesunkiai įsidės jie iš tikrųjų. Čia, vat, pavyzdžiui, visai įdomu gal pasižiūrėti, ant kiek yra blogai važiuokliai, nes šito varžto dar arnas neatsukinėjo. Jo, tai... Girgždulencija jūsų jūs aplankė. Aha. Nu jo. Ką tu čia? Tai prasme šitas irgi. Čia... Wow. Nu ką, išmėti dabar varžtą? Tiesiog. Varžtą tiesiog išmėti dabar. Nu, palengvina presuot darbą. Arba kaip tik ne. Kita pusė tai iš tikrųjų ne ką geriau čia. Prasme, tas pats judėjimas tik nesimato, dar nes ta pusė gyvesnė. Bet nu jo, ne veltui darom. Taigi, visas tiltas išardytas, guli gabaliukais, dar liko stebulės pilnai išsiardyti. Neatsisuko 2 šakės, tai vat būtent suvediminiai varžtai, apie kuriuos šnekėjau, vienas ilgas, vienas trumpas, bet pasisekė, kad kiti 2 gyvesni, šituos jau esu susiderinęs, už 10 € abu 2 varžtai nusipirks, tai tikrai nėra problema, užsisakiau naujus stabdžių žarnelės. Vamzdukus irgi pasikeisiu, dėsiu naujus. O šiaip tiek reikalų. Pradėsim šiandien dar daugiau darytis, nes iš tikrųjų turim dar tik tai be 15:10, tai aplenkėm patys savo planus, tai kodėl nepasidarius daugiau ir gal spėsim pilnai per savaitgalį viską pasidaryti. Žodžiu, susidarom visą poliuretaną pagal šakės, tai gal kažkam bus įdomu, jeigu pirksi tą patį komplektuką. Tai čia pirkau pilno galinio tilto komplektą iš Intercarso, tas už 501, man atrodo, eurą. Yra 2 komplektai, tai čia yra tas vienas pigesnis, kur be priekio. Bet pagal nuotrauką jisai turėjo ateiti ir su girgždukais, kurių yra 4, tai 2 šitoj šakiai ir 2 tose stebulėse. Nu, vienas vienoj pusėje, kitas kitoj, tai už tai po 2. Tai šitų mes neturim, tada viską išsidėliojom, šiaip yra tilto, tada čia su konusiuku tokie, žodžiu, čia paprasti, čia vėlgi paprasti dedas.
tenais apačioj tiltai irgi truputuką didesnį dedasi. Tai šiaip užtenka to komplektuko visam, kaip ir visom šakėm ir pagrindinių traverso, bet nėra nei vieno iš 3 reduktoriaus ir abiejų tų girgždukų. Tai jeigu kas pirksit, žinokit, kad taip yra ir labai reikia susižiūrėti. Jau, teisingai, ir stabilizatoriaus gumų irgi lygiai taip pat nėra, jas galima dar atskirai nusipirkti. Girgždukų jau nėra atskirai, tada šiaip viskas susižiūrėkit pagal kodukus, kur kas eina, susidėliokit, bus paprasčiau. Dar įdomus dalykas, man šitam tiltui jau keitė tuos silentus pagrindinius. Ir čia radom tokius adapterius sudėtus tiek viršui, tiek tenais apačioj. Tai iš esmės po 2 kažkokius guminius minkštus adapterius. Net nelabai suprantu kam, nes žiūrėjom, krastoj nėra, iš esmės irgi anksčiau, kiek šrotė teko dirbti, aš nei karto nesu matęs tokių dalykų. Man čia turėjo dėti tos kietesnius, pilnavidurius, ale beveik polį, bet čia tiesiog originalus su kažkokiais gaidžiais, tai žodžiu, neapsigaukit, nes tiesiog pilna pridėliota buvo. Ir tokie reikalai. Išsidėliojom, pradėsim dar toliau, vis dar neišsardėm stebulių, pasidarysim dar tą, šiandien jau greičiausiai nieko nepresuosim, viską paliksim gražiai sudėtą, kaip sakant, ryte šviežesnė galva apsižiūrėsim, tikrai ir nieko nesupainiojom dar. Ir turbūt kol kas tiek žinių, keliaujam dirbti toliau. Tai nedidelis apdeitukas, ardžiaus čia tas stebulės, viena ten, pirma šita buvo, antra kitos pusės. Ir žodžiu, čia jau kaip matom pajungtas kempas. O kodėl? Varštuką paprišu. Kur varštukas? Tai va, čia kur statosi rankinio trosas ir čia yra jo toks laikiklis. Žodžiu, neturiu dabar laikiklio po ranka, bet čia sukasi varštukas. Toks nedidokas varštukas. Ir aš protingas galvojau į smūginių išsukt, tai jis aišku čia nulūžo. Kitoj pusėje jau sukau ranką, tai viskas buvo gerai. Ir čia galim matyti 1, 2, 3, 4, 5 nesėkmingi bandymai. Bandžiau ir su šaiba, ir be šaibos, nesivirino man čia. Tada mane atsibodo ir padariau tokį dalyką. Privirinau prie to nulūžusio varštuko šaibą, taip nepagailėjau, net kiaurai. Ir privirinau varžtą, vėlgi nepagailėjau. Ir ką atkaitinom, tai čia netgi sriegis dabar labai gražus naujas. Aišku, vis tiek eisim viską su sriegikliu, reikės kito tokio varštuko nediduko ir bus viskas gerai, svarbiausia, kad išsisuko. Ir ką, tęsim darbus jau sekančią dieną, turėjom dar šiandien daug važinėjimo, dasipirkom trūkstamas detalės, jau kartu buvom ir pafilmuoti tą jau matėt Lexuso videką. O dabar tai tiesiog trumpai dirbtai, pasiėmėm ant šmirgelio dratinių, kad varžtus visus nusivalyt, rūdžių surišėjo, šitos stabilizatoriaus traukutės jau atėjo irgi pasiėmėm, stabdžių šlangutės, kardano pakabinamas guolis, tie 2 varžtai, kuriuos dar reikia nusipjauti. Ir irgi persidažys tiltas kartu visas. Ir tiesiog tęsim darbus toliau. Šiandien reikia kuo daugiau pasidaryti, nes pradėjo truputėlį pavedinėti sveikatos tiek Arnui, tiek man. Tai nežinom, kiek čia išeis pasidaryti, bet šitą reikia realiai per sekmadienį rytojų jau pasidaryti, kad pirmadienį liktų laisvas keltuvas darbams. 8 hours later. Na ką, veidas visas juodas, užsipyliau bomžpakį vakarienės ir galvoju, ko laukiu, galima padaryti jums update. Tai ką čia matom, tiltas jau paruoštas beveik. Iš tikrųjų tiltas dar visas dažysis, jau sutepiau antikorozinių, likau vienas, nes Arnui truputėlį sveikatėlę pavedė, išvažiavo namo. Bet su tilto silentais labai didelis užsiknisimas buvo. Gręžiau, deginau, pjoviau, bet vargais negalais aš juos išėmiau. Ten su šitais visais silentais nebuvo didesnių problemų, tai jau viskas kaip ir paruošta, dar liko tik prasivalyti šitas visas vietas vidinės. Ir jau bus galima dėti, jo dar nudažyti ir tada jau dėti tą poliuretaną. Čia dar labai didelis ačiū Arnui, spėjo paruošti visas šakės. Tai jos jau nudažytos. Jau bus galima jas poliuretaną presuoti. Taip pat ir traversą tas šakutės irgi persidažėm, antikorozinių supurškėm viską. Čia dar parodysiu, gal matysis. Įsidėjau rankinio trosus jau naujus salone, viską pasidariau. Atstačiau tą rankenėlę irgi į vietą. Bet dabar, kadangi yra
Bet dabar, kadangi yra šeštadienis ir jau 11 val. Vakaro, iš tikrųjų per rytojų turiu visą ją susirinkti, susidėti, tai galvoju, truputėlį padarysim shortcutų. Tai nusprendžiau, kad varžtus pilnai nevalysiu, kaip šitas, nebus visi tokie gražus, prasivalau tik tai sriegius, susitepsiu juos visus, aišku, kad nepripūtų iš karto. Čia dar keli liko, koilų tas spyruoklių reguliatorius reikės irgi išsivalyti, dar ten krūvoje ir stupicos guli, tai tų dar varžtus standardų silentai reikia išsipresuoti. Žodžiu, darbo nemažai. Tai labai nenoriu pirmadienį, kaip sakiau, palikti mašinos ant keltuvo kabėt, kad darbams tiesiog būtų laisvas keltuvas. Tai kažkaip per sekmadienį, per rytojų ir šiandien dar kiek naktį galėsiu, tiek pasidarysiu pats. Nes iš esmės irgi tai, Stoke neišvažiuosiu. Takso kviestis irgi nenoriu, iki namų man čia kaip ir netoli, galėčiau pėsčiom eit. Bet galvoju, pasėdėsiu per naktį, pasidarysiu. Ką va ten pamiegosiu, porą valandų kokių. Čia žodžiu dėjau aš tą polį jau visą. Ten į porą šakių įsidėjau, po to dar parodysiu, kas kaip gal bus įdomu. O čia dabar gal visai verta pafilmuoti. Biški reikia chaltūras, bet kitaip ir nesigausiu, kadangi reikia čia ir dabar. Čia ir ten jau susidėjo viskas normaliai, ten laukia 3 komplektukas ir čia 4. Dabar su visais komplektukais, išsipakuosiu galvot, su visais komplektukais tų poli tiltui ateina tokie žiedukai. Ir tie žiedukai dedasi čia ir tada jau pats polis įsipresuoja į tiltą. Dabar yra problema, kad vienas komplektukas atėjo be žiedų, bet čia, kadangi reikia šiandien čia ir dabar ir nėra laiko užsisakyti ir laukti iki pirmadienio, kol ateis dalykai, draugas čia kartu presuojasi Audi A3 stebulės. Čia yra toks dalykas privirintas ABS žiedas. Audi dalykai mes čia nesigilinsim. Bet jis nusprendė, kad pirksiu visas naujas stebulės. Kad tvarkingai čia jis kaip nori, viską gerai. Ir atlieka 2 žiedai ABS. Tai aš čia taip greitai primečiau, užsidėjau, kad man tinka pagal diametrą. Tai galvoju, ant storio čia irgi visai panašu. Tai galvoju, kad tikrai nedėsiu be nieko tiesiog, nes reikia tų žiedukų. Tai aš taip gražiai čia apsipjausiu ir turėsiu žiedukus tokius. Iš esmės chaltūra, bet ką daryti, reikia suktis iš padėties. Kadangi reikia čia ir dabar ir tas vienas komplektukas be žiedų, jis nėra kažkuo kitoks, jis tiesiog turėjo būti su tai žiedukais, bet jų nėra, nes kodas irgi yra identiškas kaip to, sakykime, nes dedasi simetriškai viskas. Nieko tas tiltas nesiskiria čia, sakykime, kairė nuo dešinės, neskaitant čia laikiklių, sakykime, ir tiek. Tai, tenka suktis iš padėties, turėsim Audi detalių BMW, ką jau padarysi. Tai va, žodžiu, išsipėjau čia tuos žiedukus, susidėjau. Nėra gražiausias reikalas, pasimatavau storį, tai plius minus kaip ir atitinka. Tai jeigu kažkam reikės, tai va, Audi A3 ten 90-ųjų žiedai ABS puikiai tinka, jeigu ir jūs negausit netyčia komplekte. Bet šiaip labai nerekomenduoju daryti to paties ir geriau nusipirkti normalius dalykus, susidėti kaip turi būti, nes tiesiog sukuosi iš padėties su tuo, ką turiu iš esmės, kadangi reikia čia ir dabar ir techas jau už savaitės. Bet nedarykit to namie. Ir šiandienos finišas toks, kad beveik turiu pilną tiltą pasidaręs. Tiltui tik to vieno silento trūksta šito. Tai čia va guli įsipresuosiu jau rytoj. Ir tada dar čia 2 ir ten 2. Ir dar stupicas reikia po vieną įpresuoti. Ir bus viskas. O aš juodas, aš purvinas, taip atrodo žmogus, kuris per savaitgalį bando susidėti visą polį važiuoklį. Ir šiandien baigiam... Kiek yra valandų? Be 25:05 ryto. Triperiai. Nuotykiai tie patys, diena kita jau sekmadienis. Įsidėjau traversą, prisisukau. Traversą visi silentai supresuoti. Iš šakių lieka tik tai tos 2 susipresuot, jau ten guli kitos padarytos. Vienam truputuką paprasčiau gaunasi įsidėti atskirai traversą ir po to susimest visas šakės. Tai būtent taip ir darysiu. Jau iš esmės galiu
beveik pradėti susirinkinėti viską, čia tos 2 šakės tik liko. Ir bus viskas jau supresuota, galima bus surinkinėti. Renkasi jau važiuoklė visą atgal. Čia šitą pusę jau galima matyti, kad susidėjau. Dar niekas aišku neprisukta, nes vis tiek reikės pasikelt važiuoklį ir tada jau prisiveršti viską normaliai, tai dabar tiesiog taip palaidai. Tai susižiūrėjau ir kaip čia tas Silentas į kurią pusę presuojas, nes yra ta kaip ir trumpesnė pusė ir kita ilgesnė. Tai viską susižiūrėjau čia. Šitie vienodė būdu, tai šitą tik tai reikėjo susižiūrėti jo pusę. Šituos visus gerai pataikiau, įsipresavau, viršutinis irgi viskas tenais normaliai. Tada su šituo irgi ilgesnė pusė eina link arčiau pagalvės. Tada čia statosi konusiukas, tai kitoj pusėje gaunas tiesiog lygiai ta plokštuma, o čia tas susiaurėjantis guma, Silentas ir konusiukas šitoj pusėje, kadangi iš šakės statosi. Įsistačiau irgi spyruoklių reguliatorius jau į vietą normaliai, kaip turi būti. Apačioj nusipirkau jau originalius tas gumų padėklus. Tai viskas dabar savo vietose. Stabilizatorius irgi taip ant juoko prisuktas, kad būtų. Susidės dabar kita pusė ir tada jau bus galima rankinį dėliotis po truputį. Susidėti rankinį ir jau kaip ir liks tik tai viską prisisukti. Tiltą tai jau prisiveržiau viską kaip turi būti. Viskas kol kas panašu, kad vietose ir gerai. Nu ką, jau mažėja detalių ant grindų, jau susidėjau važiuoklę visa susukta, rankinio trosai vietoj, kaladėlės visos vietoj, visos naujas komplektukas, spyruoklės irgi jau pasistatė, tenais tais gal matosi, nežinau kas ten atraminiai, netraminiai spyruoklių skaitos, stabilizatoriaus traukutės, viskas gražu, prisukta, dabar darysiu stabdžių vamzdukus, jau užsidėsiu suportus dar, nu ir po truputuką juda. Iš tikrųjų, kodėl daug nefilmavau, tai nemanau, kad labai būtų įdomu žiūrėti, kaip aš 2 valandas aiškinaus, kaip presuoti ten vieną tą Silentą ar dar kažką. Gal ir būtų buvę įdomu ir smagu pasižiūrėti, bet nusprendžiau nereikia truputėlį ir pačiam laiko tauposi, taip sakykim, nes vis tiek jau yra vėlų, sekmadienis, iki ryto turiu pasidaryti ir jau matom, kad po 12:22. Tai žiūrėsim, bandau suspėti, kaip ir iš tikrųjų nebedaug liko, bet dar stabdžių vamzdukus pasigaminti, kadangi reikia vis tiek kardano dar guolį keisti reikia, tai darbo tikrai netrūksta, bet kažkaip pasidarysiu. Na, žiūrim, kad turim, truputėlį pasidarė darbų jau nuo praeito karto, kai filmavau, tai užsidėjau stabdžius, suportas, viskas vietoj dabar jau, irgi paviršiai nuvalyti, čia tik biški parūdyja, bet nu ne problema. Nusivaliau paviršius visus šituos iš vidaus stabdžių disko ir taip pat stabulės, būtinai irgi tą pasidarykit, nes nuo to gali ir vibruoti ratai važiuojant. Dar irgi išsivedžiojau jau stabdžių vamzdukus naujus, šitas vienas ilgesnis ir tas trumpas. Susidėjau tuos naujus irgi lygiai taip pat, čia viskas tvirtai, gražu, laikosi, niekas nekliba, kad ir kiek čia matos. Bet jo, nelabai man patinka tuos vamzdukus vedžioti ir daryti, tai nesistengiau per daug gražiai, bet nu, nesigavo ir labai jau tragiškai. Tai iš esmės labai nedaug lieka. Dabar jau man atrodo dėsiu pusašius, tada reduktorių, kardanas ir duslintuvas ir viskas. Dar reikės vis tiek nusiorinti stabdžius, rankinį jau irgi susireguliavau, tai kaip ir turėtų dabar jau laikyti, nes prieš tai galėdavau tą rankiną pilnai užtraukti ir nieko nedarė. Dabar jau turi viskas būti gerai, tai iš esmės gale technikiniai gali nebent prie reduktoriaus Silento prisikabinti dar, nes tas tikrai pagyvenęs, bet nu jo kaip ir net nesimatys, nes dėsis vis tiek tas balansyras vibracijų ir turbūt, kad kol kas tiek. Nagi, koks update'as, pusašiai vietoj, reduktorius vietoj. Iš tikrųjų prisuktas tik tai reduktorius, pusašiai dar kabą palaidinę prisisukau, ką tik įsidėjau kardaną. Tai irgi dar kol kas tik pasikabinau ant varžtų, nieko neprisukinėjau, nesidėliojau. Bet jau turim po 3:10. Tai jau beveik galima važiuoti. Aišku, dar stabdžius orint, duslintuvą užsidėti, apsaugas visas. Kaip ir daug darbo, kaip ir nedaug, tai judam toliau. Ir dar pakabinamą irgi pasikeičiau, nepamiršau. Šlicus atsižymėjau, viskas sueina, viskas idealiai. Nu tai jau kaip ir nusileidau mašiną, kad ten stabdžius nusiorinti, ten viską sudėjau, parodysiu dar po to. Bet dabar žiūriu, čia tai tvartas visiškas. Nu va, blemba. Aš visiškai buvau pamiršęs, kad juos reikia išsikrapštyti, nes statau mašiną po medžiais. Tai dabar jau reikės, nes reikia prieiti ten, kad dapilt stabdžių skysčio. Nu, o čia grinai tvartas, gal gyvačių kokių nebus.